potkingo. Aha. Nu, gerbėmėjai, atvykom. Aš iškart greitai su telefonu įsirašau atvykimą, nes reikia netemti naktį, atvykau po pietų, jau vakarą, jau po 5 yra. Reikia susisitupinti viską greitai, palapinę pasistatyti. Ten žmonės žvejoja. Čia yra mano spotas. Va, 10 sektorius. Klubas Karpis. Statysiu savo palapinę čia, sakė, niekas nebevarys. Ir mano metimai bus atliekami štai čia. Kaip mums seksis, nežinau. Kompanija sakė po vietros, tai aš atvažiavau labai gerų laikų. Čia žiūriu, vėjas šiek tiek yra, bet čia jo nesijaučia. Bangos biški matosi. Toli mest nereikia. Geras dalykas, nes aš nemoku toli mest. Bet šiandien mes ir nemesim. Mes šiandien su Diperiu. Nežinau, koks, ar čia jų konkursas yra. Po to pasiklausim Tomo, kas čia tiksliai yra. Ir gal papasakos plačiau, nes jie čia 10 parų atvarė. Jau sakė į pabaigą. Aš tik vienai nakčiai, bet bandysim pagauti. Kai paklausiau, ką pagavo jau, Tomas sako, aš porą virš 20 pagavau ir aš toks. Ok, man tai čia skamba kažkas neįmanoma. Žiūrės, pasidarysiu 2 karpinės meškerės, sako, tu čia artinio pamėtysi, bet aš kaip mėgstu fideriuką, biškį pamėtyti, gal į kraštą užmis. Aš jau čia dabar susitupinsiu, taip ir padarysim. Mes po to plukdysim viską su laiveliu Diperio, su Questu. Tai aš pirmiausia jaučiu pasistatau stovą, užsimetu 2 fiderius ant savo tigrinio riešuto, mėgstamiausio to pašaro jauko ir palapkę statom, viską ruošiamės po biškį, pasidarom savo viešbutį ir savom viešbutį galėsim tada gyventi iki pat ryto. Važiuojam. Draugelių biškį iš karto atplaukia. Žinok, pasiimk savo vakus, nes man čia reik žvejoti. Vaka. Susistačiau savo palapkės, viską atsisėdau. Žiūriu Lietuvą, Latviją 3x3, galvoju, ramiai pažiūrės, skambina, sako, ateiksim į didžiulį šramą, pagavom, pažiūrės, pasifilmuosi, sako, 20 minučių traukiam. Ok, let's check it out. Žiūrim. Eik tu na. Čia buvo varga. Kiek laiko vargai? 30 minučių. Aš sakau, ko čia tokia tyla? Eik tu savo. Svėrėt jau? Da, ne. Eik tu savo. Nu čia bus koks 3. Nu, kažkas tokio. Eik tu savo. Eina savo. Ponas Greivė. Kaip bandom nuo potkingo. Aha. Arba va taip. Eina savo. Yes. Eina savo. Nu. Iki 3 sveriančias svarstyklės. Ai, tavo 3 tesveria ir tai viršus, žiūrėk, eina. 2,7 ir... Reikia elektroninės atnešti. Nu, ką elektrinės sakys? Tai pilnas svarstyklės ir variai 2,7 rodė. Pilnas ir užkrovė savo. Kiek? 2,5? Tai buvo kažkas tokio. Bus daugiau 25. Tai asmeninis rekordas šamo. O taip. O taip. Ne. Sakant, stavo. Nepatinka. O, gavo vandenuko. Nu jo. Pataikiau atvažiuoti. Jeigu būtų koks 10, tai būtų, žinai, dabar toks jau vis tiek, čia jau žuvis, ne? Jau yra veikta. Per šamą nebepažiūrėjau, kaip Lietuvą sužaidė su Latvija, bet kiek dar, kol atėjau, pažiūrėjau rezultatą, tai, man atrodo, gavo teisėjai, ten grybą supjovė. Jeigu Latvijai laimėjo, šaunuoliai Latvijai, jeigu lietuviai laimėjo, dar nežinau, nepažiūrėjau, tai comebackas turėjo būti insane ir teisėjai, mačiau, grybai prakirto antakį ir nieko nesušilė. Bet, jūs matėt, koks šamas. Kaip suprantu, ne šamų žvejys, vis tiek yra karpininkas, pagrindinė žuvis, kurią taiko karpiai. Nu tai viršijo daugiau negu dvigubai. Kiek ten, 26, 25 su virš. Mano buvo 17, aš jau ten galvojau, yra kiaulė. Čia toks ateinu, žiūriu tokią galvą, už mano galvą didesnį. Sakė, dabar jisai persimes, kai ateis pas mane, papasakos plačiau, kokias sistemas naudoja ir taip toliau. Nežinau, gal nepristatinėsiu, nes nežinau Tomo statuso Lietuvos karpininkų asociacijai. Tai gal pats prisistatys vėliau, kai ateis, pakalbinsim. O mano fideriai stovi, nejudinti. O! Gal tuo pačiu galiu ir savo turą parodyti. Nu, aš jau čia išsipakavau kaip tik. Gal uodų nepriskrido, kai taip greit išbėgau, reikėjo bent užtraukti. Čia mano viso elektronika. Čia kas susijęs su maistu. Vienas pats tokį dydžio palapinę. Čia mano sleep night. O čia pasikviesiu kokį šerną pamiegoti. Ir viskas. Bet dar įmesiu keletą fotkelių šamo, pažiūrėkit iš skirtingų kampų.
Aš gyvenime šamo nesu iš arti matęs ir dabar per paskutinį mėnesį aš tiek šamų, jūs vieno dar nežinot, bet gal šitas ne viešai labai daug keiksmažodžių. Papasakosiu istoriją. Išplaukėm su draugais paspiningauti, kai atostogavau čia keletą dienų, draugas pasiėmė blizgę, surūdys, sako, ant šitos kažką didelio pagauti. Varim gal lydeikaitę, kokią ant bairių, valtis ten keurą, medinė, sulūžusi ir įkirto šamą. Eiktų, na. Panašaus dydžio, kaip aš kur pagavau. Ne, išsitraukėm tenais. Atvėmė lyną jau pusiau suvirškintą. Nežinau, kiek galiu rodyti, kažką užblūrint, kiek smažų daug. Gal kažkiek va dabar įdedu kadrų. Pažiūrėk, miškerėlį perlinkus. Ir ant tos blizgės. Jisai sakė, ant tos surūdėjusias įlups. Nu, pasirodysi. O kaip mes ją išėjome? Parodyk, kas čia turi. Kaip nors. Tai čia taip lenkia ją pačiai. Jo. Čia seniai. Čia šamas, aš sakau. Eiktų, na. Bebras gal. Jis mums 3 ratus apsuko tą meškerę. Tai iš kur tiek jėgos, kas čia per žuvis? Arba vagalis, tarkis, būtų kokių 3 kilų. Eiktų, na. Šamas, seniai. Kas jį išims iš to dugno? Tu filmuoji? Aš filmuoju, seniai. Bet aš juos bijau. Seniai, aš vieną esu pagavęs, man rodė, kaip imtų iš apatinės lūpas su pirštinėm reikia imti. O, pareina. Va, parodyk pradžiai, biški, bent kad nufilmuoti, jeigu atsikabintų. Ja. Wow. Ui. Eiktų, na. Pažiūrėk, koks čia gyvulys, seniai. Čiupk už zubų. Palauk. Ne, ramiai, jau jisai pavargęs ir man reikia, kad jis apsisuktų, į mane atsisuktų. Jis turi viduj kažkokią žuvį. Eik, pažiūrėk, kokią dydžią jinai viduj. Eiktų, Davai, seniai, imk. Kaip? Už jaunų. tą reikia ištraukti. Seniai, jaunų. Atsikabino, ble. Mes matęs gyvai. Eiktų, ble. Pafilmuoji tą žuvų. Nežinau, žinok, aš pats susijaudinęs buvau. Eik. Baisu tam buvo. Kur mes žvejojam, ten mes ir žiūrim. Prisitraukiam su diperiu savo sektorių pasitikrinti. Ir čia sakė, yra vat laukinis, kaip ir sakė, toli mes nereik, nes čia žiūrėkit, jau 7 metrai yra vos už kiek čia 5 metrų nuo kranto. Tai sakė, mesti 3 metrų, kur gilis va 6 perėjimą. Čia iš vis, žiūrėk, 6 metrai, jau iš karto 30 metrų nėra. Sako, čia nereikia tolimų metimų daryti. Tai va, pasitikrinom iš karto. Čia šamą pagavo šitoj vietoj, jeigu ką, čia. Ir laukiam laivelio, nes dabar sakė, Tomas viskas susimes ir čia darbo palapinė. Darbo palapinė. Čia vyks visas. Va taip vyksta, ne? Vyksta procesas visas, kas reikalinga, susijęs su žvejyba, jaukai, masalai, sistemėlių elementai. Daugiausia, aišku, čia yra jaukai ir masalai. Visokie visiems gyvenimo atvejam, ko gali prireikti. Man patinka, kaip viskas yra tvarkingai. Čia, ko nieks neduos man pameluoti, kolegos visi žino, pasižymėjusi su tom, tai nieko negaliu nuvilti, nes jo pas mane kas yra. Tai tvarka turbūt. Tai ir jaučias, kai aš taip. Susitvarkai, nes taip viską tada randi, kas kur čia mano tokia yra kultūra žvejybos, aš tą labai mėgstu. Nice. Tai yra čia, o paskui... Čia miegoti, ne? Miegojimo palapinė, tai irgi, kas visiems gyvenimo atveju, ilgai kaip būni, o dabar ir ta audra atlaikyta lietaus čia vakybė. Tiksliai, taigi jūs per visą audrą. Jo, tai vakybė vandens nusiėmė, nei lašo vandens neįkrito, irgi čia vidinės kapsulės. O parodys vidų. Irgi vidui staliukas va gali. Jeigu. A, ir šviesa dar yra? Šviesa yra, bet šviesa dabar. Išsikrovė. Lovas, spintelės, drabužiai irgi visiems gyvenimo atvejam, kad viską užtektų. Tai čia šiandien tavo, sakė, yra ne šiandien, o ilgoji sesija. Nu, eilinė ilgoji sesija. 11 dienų. Tai, jo, 11 parų beveik. Tai va. Ir šiandien kelinta jau yra? Šiandien yra, jeigu neklystu, jau 9 šiandien, man rodo. Ir kiek žuvų? Dabar tiksliai negaliu pasakyti, iki 10 nėra taip labai daug, sakykim, bet tiek, kad svoriai gražus, ta žuvis visos didelės, tai 2 karpiai virš 20 kg, kas ilgio ežere yra tikrai nemažai, keli iki 20 ir keletą mažesnių. Tai ir plus tas bonusas šamas. Tai šamas tai legendinis. Man sako rinktis. Žinai, aš pasirinksiu kokį saldo ananasinį ten ar kažką ir... O žuviai? Žuviai atrasim, ką. Dėk man tą Tom ir Džerio sūrį, kaip savo. Bet aš tau rekomenduočiau gal pabandyti. Bet bidok, aš parodyk nufilmuoti, noriu tą sūrį, aš pirmą kartą mačiau. Tai ir šamas dabar ant šito, ne tau paėmė? Čia yra imitacija paprasčiausiai. Taip. Čia yra kaip boilis, tiesiog forma jo kita padaryta, toks sakykim, kad būtų žuviai neįprasta forma. Nu, šis simui pabandysim didelę žuvį pagauti. Dėsim didelį masalą.
Ruošiu išpūs. Aš nenoriu prisišnekėti, bet norėčiau rekordą. Ir sakai, čia yra žuvis net daug stipresnės. Nes kaip kintuose pagavau 12 kilų, tai čia 12 jau dėtų. Jau būtų reikalų. Būtų reikalų. Ai, dar mano meškerės buvo padėtos į sandėlį. Vieną iš visų 4, kur atsivežiau, galėsiu naudoti. Tai šitą ir paruošim, tai tikėkime ant tos vienos bus šiąnakt tas karpis. Kiek kartų esi išvirtęs iš palapinės bėgdamas? Prieš 3 metus esu susilaužęs čia ant šaknies, šitam pačioj toj vietoj, esu susilaužęs padikaulį. Tai 4 ir tarp kitko naktim labai gerai kybo, tai dieną šalydavau koją su ledukais, bet niekur nevažiavau, vis tiek atžvėjau dar 4 paras ir dar labai gerai kybo. Eina savo. Ant bajerio paklausiu, bet pasirodo yra, ne, tas toks pipi ir lėki. Laukiam nakties, kol kas nieko negaliu pasakyti. Ryte pažiūrėsim. Nuo ko pradeda? Tai va, pradėsim pirmą nuo sistemėlės. Sistemėlė yra ilgesnė plauko sistema. Blaubeko paprasta su žydeliu yra va, tokie, sakykime, didesnė žuvį masalas. Man, pavyzdžiui, kaip mėgėjų visiškam kyla klausimai. Mačiau nupjovai, kad būtų Čia lygiai. yra pop-up masalas, kuris šiek tiek balansuoja šitą paprastą masalinį boilį. Vienas yra, sakykime, smirdantis, kitas yra saldus. Šiuo atveju Jisai paviršiui yra, ta prasme, jis kyla jisai į šiek tiek jį va taip padaro, Mhm. kad jis būtų toks balansuojantis šiek tiek po vandeniu. Kaip Nu ir besmėgėlis. klasikinė sistemėlė, lengvas svarelis dėl to, kad šitame ežere yra daug dumblo, liutkoros ir aišku saugi sistema, kad karpis, tarkim, jeigu jis mum atitrunka pabėga, kad jisai tą pavadėlį lengvai va, išsitraukia, nusimuša, nu ir paskui su laiku, aišku, tas kabliukas irgi Nes viskas, kaip sakom, karpių žukliai paremta, kad žuvies saugumui čia yra pirmoje vietoje, kaip tėvą myliu, kad viskas būtų saugu, kiek įmanoma, už tai ir tie matai, ir antiseptikai ir taip toliau. Tom surišta. O dabar ką, ryšim sistemėlę prie pagrindinio valo. Kai tik gausim meškerikotį. Kai tik tais gausim valą, tai aš pirmiausia išsitraukiu savo tas, kuriuom negalim. Tai vienintelė, kuri tinka, yra šita karpinė. Kitas buvo pasakyta, kad, metodą aš jaučiu, galiu pasakyti. Ne, tu bandyk, metodu viskas sakai, bandyk. Metoduką galim, biškį galim. Pabandyti, čia jokių problemų. Būnų vietai, čia tik mes kalbam apie tą sunkią artileriją. Gulbės pas jūs irgi praplaukė. Ja. Su drono nuotraukėlę su gulbėm pasidariau. Nes man, aišku, nieks nekimba. Aš tai sakau, kaimynam einu pafotkinti tavo šambą, pafotkinti, ten kaimynai nufotkinau. Karpių žvejyba, žinai, tokia yra, turi ilgai, žinai, va ką aš tau sakau. Tai sakau, jinai toks yra biški kempingas. Ar viduose gali, žinai, jo. Jau temsta po biški, bet laivas Dyperio ruošiasi. Reikia pasakyti, Kaip kad kombikorma. gavom čia šitame ežere yra laiveliai apriboti, uždrausti. Gavom išskirtinę galimybę būtent Dyper filmavimam naudoti jaukinimo laivelius. Ačiū ežero nuomotojams, kurie suteikė tą galimybę taip čia testuoti ir bandyti šitą laivelį. Nu ir ką, dabar Nes bandysim. šiame šiaip negalima. Jo, yra nuo praeito metų, yra nepageidaujami, pavadinkim taip, jaukinimo Nes su laiveliai. laiveliais per daug tiksliai gali viską pasidaryti. Ne dėl to, kad dėl nesažiningų žvejų, sakykim, pavadinkim taip, kurie nesupranta, kur yra jų sektoriaus ribos, o kaip yra nesažiningų žvejų, tai kenčia sažiningi žvejai. Tokie kaip aš. Tai va. Tai va, tai čia yra. O čia yra visas kibiras, kaip aš iš kaimo augęs, kombikormas. Jo, čia yra ir granuliuoto paprasto jauko, yra Mišinukas, ne? ir riebių palėčių, jo, yra įvairiausių miltų, skystųjų papildų. O pats darai miksus ar perki jau miksą kažkokį? Ne, tai yra, čia viskas yra daryta mano, tik aišku tie priedai yra pirktiniai. 20 kilų norėčiau. Bet jaučiu, čia man būtų vargo su 20. Taip. Taip. Tai jeigu kartais užkipsiu, aš iškart telefoną, skambinu garsiakalbio ir bandau valdyti. Bandyk. Ir bandau valdyti. Ir ką padės. Jei pats nebus įkirtas šamo dar 1-3 kilų. Bandyk, ne, jau šamų užteks. Šitas matytas reikalas, va, atrodo taip. Pro apačią, visą sistemėlę, gražiai padedi, ne? Ir spėjau užpilsi. Taip. Viso reikalo. Laivelis mano žiūrovams irgi jau matytas. Pristatėme Olandijoje. Tai galim pasidžiaugti iš tikrųjų, kad puikus gaminys. Aš tikrai ne vieną laivelį bandęs per daug metų nuo angliškų kitokių tikrai puikiai. Puikiai patinkama. Galim pasidžiaugti, kad lietuviai nemiega ir tokioj sferoj. Tyliai, Dyperis darbavosi, prieš šitą sakė, aš kai kalbėjau. Aš nežinojau. Tu nežinojai? Aš irgi nežinojau, aš kai išvažiavau, kai jau variau į Olandiją pafilmuoti pristatymą. Tai sakykime taip, tam tikrų įtarimų turėjau, bet žinoti. Bet jie ten sakė beveik 3 metus, man atrodo, tyliai. Jo. Tyliai Dabar jau galim spoilinti. Dabar žiūrėk, tavo bus užduotis, va šiek tiek pirštais prilaikyti, yra specialus prispaudėjas, aš jo neatsinešiau. Tai dabar va tempiant, kad valas laisvai ganeitų, tu va tiek va prilaikysi pirštais. O meškerį palik taip, gali rankas pasiimti. Tai gerai, tai aš pasidėsiu tada.
Filmavimu. Švelniai per pirštus, žinai. Tu gali į rankas tą meškerę pasimti, prasme. Va, jo, taip, gali, nebijok tu jo. Tu tos meškerės nebijok. Tu man tašką jau surasi, kaip suprantu. Jo, man čia nieko nereikia, aš tau iš karto ir... Pirmiausia, profesionalai ir gal kitais metais jau bandysiu su diperiu pat prasiplaukti. Gal duos diperis man jau laivelį pabandyti. Kitais jau metais bus masiškai prigaminę. Tikėkime, kad jau ir man duos. Taip, tai dabar toj. Ežeras yra ledyninės kilmės, iš karto yra gilėjantis. Tai aš buvau irgi dabar diperio apsą atsidariau, pasižiūrėjau gilius, tai iš karto. Laivelis už 12 metrų. 5 ir 6 metrai. O gilis jau taip, jau 4 metrai praktiškai. Tai kiek maždaug metrų plukdysi? Čia labai toli plaukti nereikia. Dar ežeras pasižymi tom, kad yra labai dumblo sluoksnis didelis. Aišku, ne visur jisai vienodas. Ne visam. O kiek karšiuko, ne? Jo. Ir jei reiks permesti, ne, išsaugusi tašką. Jo. Galima taip, galima labai puikiai jo įsisaugo taškai, galima, kaip aš mėgstu, tik tai su echolotu naudoti. Čia jau kiekvieno žvėjo reikalas, kaip jisai nori. Krū yra visi privalumai diperio echoloto, funkcionalumas tikrai didelis, viskas reguliuojas puikiai. Čirpas antras, man atrodo, čia ir jo, yra įdėtas. Jo, ir labai, sakau, su visais, tai to labiau, kad čia batimetrija yra diper, tai viskas labai puikiai, kas čia yra didžiausias pliusas mano galva. Tai Paleidai jau? jau viskas jau paleista. Bet kaip suprantu, šitai labai laisvai padarai, ne? Jis neturi būti labai laisvai, bet jis turi to prasme, kad žuvis nejaustų didelio pasipriešinimo, kad jisai išvažiuotų. Dabar. Laivelis, tolumai dar matos Net šviečia. galim nieko nepatys nespausto, paspaudžiam tą grįžti ir viskas važiuoja. Bet ir tavo ekraną biškį pafilmuosiu. Tuo pačiu įrodo, kur laivelis yra, čia. Jo. Tuo pačiu įrodo iš karto echoloto žuvis. Ta dulksna visa viršuje ir yra karšiukai kokie nors. Šamų nerodo? Kažkur tame tarpe gali parodyti. Šiaip tai laivelis naktį labai gerai. Nelabai matai jau, kur užmesti tiksliai. Ten gali būti pasižiūrėjęs tą tašką medžių viršūnėse. Su laiveliu ramiai. Paspaudi ir viskas. Ir čia, mėly draugai, kibimas man. Aišku, aš mažiausiai kibimo tikėjausi, todėl mano mikrofonas išsikrovė, garso kaip ištraukiau žuvį nėra, džiaugiausi, šaukojau, pasakojau į kamerą visokius dalykus, va čia įdedu kiek pasakoju, kiek džiaugsmo, išsitraukiau didelį žuvį, bet garso, kaip neįrašinėjau. Taip neįrašinėjau, bet nieko mes čia daug naktį ir neparodysim. Traukia į vieną pusę, traukia į kitą pusę simas ir galų gale visi kartu sudedam žuvį į maišą ir laukiam ryto. Žinot, kas yra nemaloniausia? To reiškia emocijas, kai pagavai karpį ir galvoji, kad garsai įrašinėja, bet tas mikrofas, kurį buvau prieš tai prisisegęs, vis dėlto garsai neįrašinėja, tai karpį ištraukiau be garso ir ten emocijų buvo pilna. Kebras sako, kad... Bet dabar pakeičiau mikrofą ir... Emocija jau, kurią išreiškiau, tai nežinau, voiceoverį turėsiu kažkokį daryti, bet tai kaip tą emociją toliau išreikšti? Kieno sakai, neišvažiuos? Aš? Nu, seniai. jau žiūrėk, jau vieną nebeužtenka, jau nori dar dabar. Visą laiką nori daugiau. Vyrai sako 15 kilų, aš kažkodėl galvoju, kad ten nebus. Negi dar vienas mano rekordinis, mano asmeninis 12. Permašai. Ant feederio. Nu, viskas vyksta su nuotykiais. Ką tik atsisegė mikrofas nuo kepurės ir įkrito tiesiai į vandenį, nebeįsijungia. Šitas šlapės. Geriau jau būtų rekordinis karpis. Pamatysim rytoj, ar bus rekordas ar ne. Iki ryto. Labą rytuką. Update'as iš po vakar. Kas įvyko? Naktelė buvo įdomi. Šiandien leidau savo pamiegoti, nes mano žadintuvas buvo va čia. Tiksliau, va šitas. Palapinė miegojo kartu su manim. Ir dėja, nepažadino antrą kartą. Tai naktinė neišvažiavo, sako, aišku, meškerį laikyti iki pat galo. Iki 12 turiu išsikraustyti iš šitos zonos, iš šito sektoriaus. Dabar yra beveik 11. Per valandą turiu viską susipakuoti mašiną. O aš dar pusrytukų savo apvartimą galim padaryti kaip tik. Sotesnius pusrytukus, sakyčiau, darausi. Ir vakar ta dalis nesibaigė tom, kad mikrofonas buvo išsikrovęs. Įrašinėjau, keičiau į naują mikrofoną, jau aprasojęs. Aišku, materialūs daiktai yra materialūs daiktai, tai su laiku tu jos gali atgauti, nusipirkti, užsidirbti ir taip toliau. Tai vienas mikrofonas man besegant. Segiau kaip šitą va dabar kaip yra. Segiau prie ausies ir kažkaip prasprūdo pirštas. Plump čia, tuk. Ir į vandenį. Ir viskas. Kad ir kaip žiauriai džiaugiausi šito savo naujų mikrofonų pirkiniu, garantinis šito netvarkys. Gal galim surizikuoti, nežinau, bet vėl likau tik su vienu mikrofonu. Tai reiškia solo žvejybos vėl.
Juokauju. Yra kaip yra ir nekantrauju Chebrytė. Aš dar nežinau. Sakė, man reikia susipakuoti ir žuvį fotkinsim, filmuosim paskutinę, meškerį išsitrauksiu paskutinę. Tai aš to pavalgau, einu pakuoti palapinės, tada ateis Tomas, kelsim, sversim. Aš norėjau vakar spėti, kad jis yra iki 13 kg, bet pamatysim šiek tiek vėliau. Ai, dar vienas greitas pasakymas, kad vakar Kebra sako irgi, sako, tikimybė, kad man užkibs yra maža, nes sako, šitas 10 sektorius, Ilgio ežere yra toks labiau į rudenio pusę žuvis labiau suplaukia ir aš tik su viena meškere. Čia vyrai ten 4-3, man atrodo, susimetė. Tomas pats sakė, 2 paras neturėjo karpinių kibimo. Arba aš esu lucky, dėl to, kad palinkėjau savo sėkmės ir žinoma jums sėkmės žvejybose. Arba čia yra diperio laivelis, kuris matai dugną, susirandi tikslų tašką, tiesiai viską į vieną vietą, sumeti. Ir laukia. Deeper Requesto linką rasit video aprašyme, galite pasispausti, galite pasižiūrėti, orderiai jau tikrai yra įmanomi. Ir aš jau laukiu, kada Deeperis man galės duoti vienam pačiam kokiai parai laivelį ir reikėtų išvaryti kur nors ir pagauti. Deeperi, rugpjūčio vidury. Kebra pakomentuojam žinutėse, kad Deeperis matytų. Deeperi, duokit Simui laivą vienam pačiam išvaryti, su kokiu nors draugu pagauti daug karpių ir daug žuvų. Duokit Simui, parašykit vis komentarą, gal nematys. Šykit, reikia. Gerai, Chebrytė, einu valgyti, sudegs mano dešrelis. What the fuck just happened? Važiavo. Spėjau dar kamerą prieiti jungti. Mėgmaišius pakuoju, atsiklaupęs, girdžiu prrrrrrrr ir sustoja. Taip irgi būna. Nu ką, gerbėmėjai, tiesos akimirka. Palauk, nešti steną, ne iškart. Pasikėlus, tai aš pasidėsiu očko Amerikę čia. Gerai, prigulk dabar ramiai, karpinai. Šitą gal savo telefoną dar duosiu. Jei kažką netaip darau, iškart sakyk. Eina savo. Didelis yra. Storas yra jisai. Pailsėjęs per naktį. Ramiai jau kelia uodegą. Iš kur tiek jėgos, serė? Oi, laukiu pasverti. 25-28 aš neįsivaizduoju jau. Ir būna viens pats pasigaunė, ne? Tai ir sėdė, nelaukia, kol jis biškį nuvargs. Kai išvažiuoja. Nu, nespardėk. Duok dar vieną nuotraukėlę. Pilstelsi. Blemba iš viršaus, koks jisai storas. Nu, nulinės dabar, ne? Nu, tiesos akimirka, galės kamerą ką rodo. 14, 7 PM. Tai atmetus bus, karočią 13 kilų su biškiu. Pasigerinau. Gerai, kad ne per daug, jau nebus kur bėgti. Bandysiu dar tada pakelti, kol vandenį. Va, žuvelė. Virš vandens, tai gražiai laikosi, drąsiai. Leidžiu? Ar dar? Nu ką? Asmeninis rekordas. Yra. Sakiau dar į video prieš tai, arba sėkmės yra pas mane, kad per vieną naktį pagavau, arba Deeper Requestas buvo nuplukdytas į gerą vietą. Džiauriai trumpai atvažiavau, iš tikrųjų sakė, sėkmės irgi buvo, kada atplaukė jisai pas mane ir dar rekordinis, nes aš atvažiavau vakar vakare prieš 6, susipakavau, atsimečiau savo feederius, laukiau, kol Tomas susiruoš savo po to šamo ir taip toliau. Tai aš savo užmečiau tik tais 9 valandą, kibimas pirmą nakties, išlėkė, fotkelės vakelius jums ir einu viskas pakuotis paskutinių meškerių, keletų daiktų, palapinė jau sudėta čia. 10 minučių man dar ir aš išlėkiu namo, laimingas, pasigerinęs rekordą, kad ir ant 5 ar 600 gramų. Bet rekordas yra rekordas. Kaip ten sakė yra? Kai pasigerini rekordą, tame ežere tave turi apipilti su tuo ežero vandeniu arba tame ežere įnerti turi. Dėl rekordo, somehow I managed. Iki.